Sveiki, esu Paulius Belevičius iš komandos Raudondvaris Hocktrans. Žaidžiame 3x3 krepšinį pasaulinėje ture. Labai malonu bendradarbiauti su tokio aukšto lygio klinika kaip Not Clinic, kurie mums suteikia kineziterapinės paslaugas bei atstatomąsias priemonės po intensyvių turnyrų ir daugelio kelionių. Taipogi, esant reikalui, suteikia ir medicininę pagalbą. Sveikas. Kaip savijautos po turnyro? Jaučiasi kojas po ilgų skrydžių, tai kažkokiu norėtume atstatomųjų. Supratau. Kaip paros ritmas, miegas, poilsis? Dėl šito nesiskundžiu. Tai dėl atsistatymo dabar, ką turbūt rekomenduočiau padaryti, tai ką mes turim čia vietoje ir ką galim pasiūlyti iš Not Clinic visų paslaugų, tai turime masažą, kuris, manau, tiktų visiškai kaip atsigavimo priemonė tam, kad pasiruošti kitam turnyrui. Aišku, svarbu, kad masažas būtų atliekamas bent turint vieną dieną pertrauką iki kitų varžybų. Tai reiškia, nerekomenduojam masažo arba atpalaiduojančių priemonių dieną iki varžybų. Tai reiškia, raumuo turi vėl įeiti į savo kondiciją ir taip toliau. Turime limfodrenažinį masažą, kuris galėtų būti atliekamas arba rankomis, arba gali būti atliekamas aparatais. Tai tos vadinamos kojinės, kurios puikiai tinka tam, kad limfą išstumti ir atstatyti. Jeigu yra probleminės vietos, kurios turi kažkokiu tai iš seniau įsisenėjusių perkrovos sausgyslių problemų, tai tinka šaltis kartu su kompresija, tai Game Ready aparatas, kuris puikiai čia tinkamas. Tai va, tie dalykai visi, aišku, svarbus. Kas dar svarbu? Svarbu ir pratimai, ir visi atpalaidavimo pratimai su volais, kuriuos jūs turbūt žinote, atliekate, darote. Mikroelementai, vartojimas mikroelementų, ypač grįžus iš vietų, kuriuose buvo karšta, nepaslapti žaidžiate atvirose vietose, ant saulės, drėgmė didžiulė, prakaito kiekiai dideli, tempas intensyvus, visą laiką praleidžiat lauke, tai turbūt normalu, kad pradedate mikroelementus, tai tie visi dalykai irgi taip pat svarbus, tai reiškia, jeigu yra poreikis, kartojam tyrimus, kraujo tyrimus, nustatom, ko trūksta ir atitinkamai tų medžiagų kiekį reikia papildyti tam, kad kūnas maksimaliai pasiruoštų tolimesniem krūviam ir varžyboms. Gavau smūgį iš kelio į raumenį rungtynių metu, truputį jaučiasi po kelionės, tai ką galėtum pasiūlyti? Jo, tai turbūt pirmiausia reiktų įsivertinti, kas ten įvyko, galbūt netgi turime galimybę pasižiūrėti ir ultragarsiniu aparatu, ar nėra kraujavimo, ar nėra kažkokių tai pažaidų, arba nėra kažkokios pažaidos pačios audiniuose. Jeigu ten viskas gerai, yra tik tai sumušimas, tai masažuoti čia jau nereiktų, tai labai svarbu žinoti, tai masažas nėra tinkama priemonė, jinai gali netgi pakenkti, tai geriau įsivertinti situaciją. Šaltis tinka šitoj vietoj, taip pat aplinkinių audinių masažas irgi tiktų tam, kad pagerinti raumens būklę. Tai tikslas yra atpalaiduoti raumenį, leisti jam sugyti, kiek įmanoma labiau sudaryti sąlygas gijimui ir po truputėlį vedinėti fizinį krūvį, žiūrint kaip reaguoja ir aišku neperskubant, nes perskubėjus arba grįžus per anksti, pakartotinos traumos rizika yra pakankamai didelė. Kai daro masažus, tai pamini, kad klubai yra nepaslankus, tai čia greičiausiai bus lėktuvų skrydžiai, ten kai po 13-15 valandų, jeigu ten į Aziją kokią skrendam, tai paslankumas būna sumažėjęs, tai va, tam skiria daugiau dėmesio iš tikrųjų, o tai labai svarbu aikštelėje judėjimas. Kaip masažistė mus paima visą kūną, masažuoja, tai jinai pati nusistato probleminės vietas, užčiupia mazgus, kurie būna ir tada skausmingi jie, bet išėjus iš jos tikrai jautiesi kaip ant debesų. Per varžybas buvo timptelta
timptelta kažkas aplink klubą, tai nebuvo aišku, kokio pobūdžio trauma, buvo šiek tiek skausmo, įtampos ir taip toliau, tai padarėme pirmiausia klubų rentgeno nuotrauką, įsitikint, ar tikrai visos kaulinės struktūros nepažeistos, ar viskas tvarkoja ir taip toliau. Tai klubai pakankamai normalios geros būklės ir priekaištų pačiam sąnariui kaulinėms struktūrom nėra. Simptomai daugiau buvo būtent raumens tvirtinimosi vietos projekcijoje ir indikacija buvo atlikti magnetinio rezonanso tyrimą, įsitikinant ir įvertinant kitas minkštąsias audinių struktūras. Ir buvo nustatyta magnetinio rezonanso tyrimų, kad yra nedidelis raumens patempimas, raumens tvirtinimosi vietos sureagavimas ir taip toliau, kas leido sudaryti tinkamą planą, kaip elgtis toliau. Maždaug savaitėje buvo rekomenduojama vengti didesnio fizinio krūvio, būtent staigių judesių, krypties keitimo judesių. Ir tikslas buvo leisti sugyti toms struktūrom, kurios buvo pažeistos, patemptos. Po savaitės tokio sąlyginai lengvesnio krūvio pradėjom atlikti įvairius fizinius pratimus, stiprinant raumenį, tvirtinimosi vietą. Ir kaip tik šiandieną jau Modestas pradeda sportuoti pilna jėga, tikrintis, kaip sekasi, ar visi judesiai galimi, ar visi įgūdžiai išlikę ir taip toliau. Ir žiūrėsime, kaip seksis, bet esmė turbūt tokia, kad vis dėlto tos naujausios diagnostikos priemonės leidžia pakankamai tiksliai įsivertinti situaciją ir sudaryti tokį gydymo planą, kad jisai būtų maksimaliai greitas, maksimaliai saugus, efektyvus ir kad žaidėjas turėtų pakankamai laiko pasiruošti tiem visiem procesam grįžimo į aikštelę.